Taigi, kaip supratot iš video pavadinimo, šiandien kalbėsim apie anglišką maistą. Vėl, man atrodo, aš jau turiu keletą video šitam kanale apie maistus, apie ko man trūksta parduotuvėse arba apie kažkokias angliškas keistenybės. Šiandien dar vienas video apie tai. Pakalbėsime apie kai kurios tokius tradicinius angliškus patiekalus ir aš duosiu savo įvertinimą yes arba no šitiems patiekalams. Taigi, jeigu jums įdomus tokie video, užprenumeruokit šį kanalą, čia mes leidžiam laiką su talku. Pirmas dalykas, kuriuo negalima būtų nepaminėti ir būtų logiška pradėti nuo pusryčių – full English breakfast. Dažniausiai tokie pusryčiai teikiami viešbučiuose, bet nebūtinai yra daug pubų, restoranų, kur, tarkim, yra pusryčių meniu ir ten visą laiką bus full English breakfast. Todėl, jeigu jūs matot pavadinimą full English breakfast, jūs žinot, kas ten įeina. Tai yra kiaušiniai, pupelės, dešrelė, beikonas ir dažniausiai grybai arba vienas didelis grybas. Aš pati esu mėgėja nesaldžių pusryčių, todėl iš manęs full English breakfast tikrai gauna yes. Ir tęsiant pusryčių temą, labai populiarus pusryčių pasirinkimas pas anglus yra bean toast. Aš turiu būti sąžininga, aš nei karto jo neragavus. Atrodo tai keistai, kai ant tosto tiesiog užpiltos tos pupelės iš tų skardinių, kur tiesiog parduoda, jos pašildo ir ant to tosto užpila tas pupelės ir tai viskas kažkaip šlapia ir plaukia. Aš niekada šito neragavus, bet aš labai mėgstu greksą, kas gyvena Anglijoje žino. Tos grekso bandelės, ten yra sausage roll, ten yra visokių cheese and onion. Mano mėgstamiausias yra sausage bean and cheese. Tai yra bandelė, kurioje viduje yra faršas su, tai vadinasi, gaunasi tas toks kaip English sausage ir ten įdėta pupelių ir sūrio. Ir viskas tai iškepta labai man skanu, man atrodo, kad labai toks feeling, labai sotus gaunasi maistas. Todėl teoriškai tai neturėtų būti neskanu, todėl iš manęs šitas patiekalas gauna maybe. Aišku, Anglijoje labai populiarūs fish and chips. Ir fish and chips tai yra tiesiog bulvytės keptos su buttered, tokia kaip tešlo kepta žuvis. Dažniausiai teikiama yra su kažkokiais padažais, kaip vinegar arba su žaliais žirneliais. Ir visa tai iš tikrųjų labai skanu. Aš negalėčiau pasakyti, kad aš dažnai tai valgau, bet ypač nuvažiavus į miestelius prie jūros, tarkim Whitby, palei pakrantę, ten labai daug šitų restoranų, kavinukių, kuriuos parduoda išsinešimui, tą fish and chips ir tai iš tikrųjų labai skanus, sotus dalykas, iš manęs tikrai yes. Kitas dalykas, kuris aš buvau šokiruota, kad tai iš tikrųjų yra ir kažkas tai valgo, bet tai yra cheap booty. Jeigu jums kada nors kilo klausimas, kam McDonald'e galima pasirinkti bandelę bei nieko, tarkim, užsisakyti burgerį ir užsakyti, kad jame nieko nebūtų ir atskirai pasiimti tiesiog bulvytės, tai yra tokiems žmonėms, kurie mėgsta ir aš mačius tai, kai žmogus nuperka tiesiog bandelę McDonald'e ir atskirai bulvyčių ir sudeda, žodžiu, tas bulvytės į tą bandelę ir užpila kečupų ir valgo. Aš žinau, tai yra labai keista, bet mano viena bendradarbė, kažkada aš pasakiau, kad aš niekada tokio dalyko nevalgius, o jos parduoda fish and chips. Fish and chips parduoda, galima tiesiog paimti be žuvies, o bandelę su šitais čipsais, su bulvytėm keptom. Ta mano bendradarbė pasakė, kad tu negali gyventi Anglijoje ir nei karto neparagauti cheap booty. Ką tu turi omeny? Tai neįmanoma. Ir žodžiu, taip, per pietus jie nupirko mums tuos cheap booty. Čia atsakant į klausimą, kodėl Anglijoje tokia istorija, nes jeigu kiekvieną dieną taip maitintis, tai nieko keisto. Į tą bandelę sudėti tos bulvytės, pabarstyti ten druskos, užpili to vinegar, kaip actas sviesto, visa tai labai teka ir labai skanu, uždarai tą bandelę ir valgai. Tai yra toks dalykas, kur jeigu tu labai alkanas, tai yra valgoma. Aš nepasakyčiau, kad tai labai skanu, aš nepasakyčiau, kad aš tai pasirinkčiau pati, man neateitų į galvą netgi pasiimti tai kaip maisto pasirinkimą, aš jau tada tikrai geriau pasiimčiau žuvį su bulvytėm, bet tai yra valgoma, todėl maybe. Scotch egg, čia yra toks keistokas dalykas, iš tikrųjų, tas kiaušinis viduj mėsoj ir tai galime pirkti parduotuvėse jau paruoštus. Praktiškai nei vienas šventinis stalas neapsieina be šito patiekalo, čia yra kaip užkandis, kaip šaltieji užkandžiai. Tai yra tikrai nieko, todėl aš sakyčiau labiau yes nei no, taigi vis dėlto yes.
Dar kai kalbėjau apie maistą parduotuvėse, pamiršau paminėti tokį dalyką, kad anglai mėgsta sūrų sviestą. Ir Anglijoje, kai perki sviestą, reikia visą laiką atkreipti dėmesį, kad būtų parašyta unsalted, jeigu tau reikia unsalted. Mano viena draugė, taip nežinodama, pradėjo daryti tinginį, tiesiog nuėjo, nupirko keletą pakavimų sviesto, padarė tinginį, tinginys buvo surus. Čia nėra, kad visas sviestas yra nesurus ir kai kuris yra surus, labiau atvirkščiai. Visas sviestas yra surus ir jeigu tau reikia nesuraus, kreip dėmesį, kad ant įpakavimo būtų užrašyta unsalted. Tada tai bus paprastas sviestas be druskos. Bet aš galiu pasakyti, kad gyvenant Anglijoje daug metų, pradėjom naudoti tą salted butter ir taip pripratom, kad pavyzdžiui dabar kitokio net neperkam. Nebent reikia padaryti, tarkim, tinginį arba kažkiam desertui, arba kažkiam kepimui, galbūt tada reiktų paimti unsalted, bet pagrindę tai naudojam vien tik tai salted. Aš priseksiu čia video apie dalykus, kurie man patinka angliškose parduotuvėse ir sūdytas sviestas yra vienas tokių dalykų. Pažiūrėkit paskui šitą video irgi. Taip pat nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama ir jums nesunku, ir man malonu. Laikai ir komentarai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Fish pies. Anglijoje labai populiarūs yra visokie skirtingi patiekalai su žuvim ir tie pyragai dažniausiai yra su žuvim ir bulvėm vidų. Aš ragavau skirtingų tokių pyragų, jie labai skanus, man labai patinka, jie gautų iš manęs jas, bet konkrečiai yra vienas tas tradicinis pyragas su tokiom, su žodžiu, žuvies galvom. Aš jo nei karto neragavau, bet aš manau, kad tos galvos naudojamas tik kaip dekoracija. Aš manau, kad viduje tai yra tiesiog žuvies pyragas ir tos galvos sukištos kaip dekoracija, kuri yra, iš tikrųjų atrodo atgrasiai, man nepatinka, aš neragavau šito pyrago niekada. Ir aš pasakysiu maybe, vien dėl to, kad man atrodo, kad tai turėtų būti visai skanu, tiesiog aš niekarto neragavus būtent konkretaus šito pyrago. Bet kiti pyragai su žuvim ir bulvėmis man labai patinka. Dar vienas dalykas, šaltas užkandis, potato salad. Ir tai yra irgi potato, irgi praktiškai be nieko, jeigu įsivaizduoju potato salad, tai yra kaip balta mišrainė, bet be nieko, tai yra bulvės su majonezu. Šiaip iš tikrųjų aš specialiai googlinau, yra receptų, kad žmonės ten kai kurie deda kiaušinį, kai kurie dar papjausto kažkokį tai ham, tai yra kažkokias mėsytės, kažkokį kaip kumpį gali papjaustyti ir įdeda žalumynų, ten svogūniukų arba krapų kažko, bet dažniausiai tai, ką aš esu mačius ir tai, ką žmonės aplink mane valgo ir pažįstami, kurie ten deda ant šventiško stalo, kaip šaltą užkandį, tai yra potato salad. Tai yra bulvės sumaišytos su majonezu ir kartais su svogūnais arba žaliais svogūnais. Vėlgi nieko keisto, jeigu racionas yra toks. Aš nesakau, kad žmonės tai valgo kiekvieną dieną, bet potato salad yra labai populiarus dalykas. Ir jeigu tu susimastai, kad tai yra tiesiog bulvės sumaišytos su majonezu, ir dažniausiai dar žmonės tai valgys su kokiu nors tostu arba su kokiu nors bandelėm. Žodžiu, šitas dalykas iš manęs toks kaip ir maybe, nes tai nėra neskanu, bet vėlgi, jeigu pas mane būtų galimybė pavalgyti kažką kitą arba šitą mišrainę, aš šitos mišrainės nepasirinkčiau, todėl, taip, ok. Ir desertui palikau desertą, tai yra chocolate chip mint ice cream. Čia yra labai tradiciškas angliškas dalykas, aš tarp kitko specialiai paguglinau, taip, šitie ledai buvo išrasti Anglijoje. Anglijoje jie yra labai populiarūs, tai yra mėtiniai ledai su šokoladiniais tais gabalėliais. Pasakyti, kad tai yra, žodžiu, neskanu, tai yra kaip valgyti šokoladą su dantų pasta. Man nepatiko, aš ragavau ir ledus kažkada ir paragavau tokį milkshake kokteilį to skonio su šokoladiniais gabalėliais. Man tai buvo tiesiog kaip valgyti kažkokį desertą su dantų pasta. Man tai visiškai nepatiko. Tikriausiai čia kaip užsieniečiams paaiškinti, kas yra šaltibarščiai ir kodėl jie mums yra tokie skanus. Čia yra tas dalykas, kuris Anglijoje labai populiarus, tai yra populiarus desertas, žmonės jį valgo ir mėgsta. Tikriausiai vienintelis dalykas, kuris iš manęs gaus no. Mano tvirtas no šitiems ledams. Taigi, čia visi patiekalai maistai, kuriuos norėjau aptarti šiandien. Jeigu yra kažkokių, kurie jums yra atvirkščiai, tarkim, jums labai patinka, gal jums patinka šokoladiniai mėtiniai ledai, rašykit savo nuomonę komentaruose. Nepamirškit spausti patinka, kaip jau sakiau, tai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galite pažiūrėti šituos video.
Ir dar norėčiau pridurti, kad šitam video aš nekritikuoju jokio maisto. Aš visą laiką sakau, kad nėra blogo maisto, yra per didelis to maisto kiekis, todėl, tarkim, jeigu jūs kartais norit suvalgyti čibutį, tame nėra nieko blogo, jeigu jūs norit įvalgyti kiekvieną dieną, va čia jau gali būti problema. Tiesiog stenkitės maitinti subalansuotai ir žiūrėkite, kad jūsų racione būtų kitokių spalvų. Ačiū už dėmesį, visiems bye!